Gyvoji miesto kronika. Viltis stipresnė. Labą dieną visiems mus žiūrintiems ir klausantiems. Iš Vilties miesto studijos tęsime susitikimų ir viltingų pokalbių ciklą Viltis stipresnė – gyvoji miesto kronika. Šis projektas Viltis stipresnė – gyvoji miesto kronika tai yra susitikimų su žinomais mūsų krašto ir visos Lietuvos menininkais, mokslininkais, tyrėjais, visuomenės veikėjais ir šiaip gerais žmonėmis ciklas. Mūsų misija yra skelbti viltį, kuri yra stipresnė už visus nusivylimus, liūdesį, abejingumą, tamsą, pilkumą ir panašiai. Mūsų misija yra rašyti gyvąją miesto ir mūsų krašto kroniką, kuri įtraukia kiekvieną mūsų visuomenės narį į viltį ir toje viltyje augina. Ir kaip žinom, ir ypatingai lapkričio mėnesį, artėjant tai žiemai, jau temsta viskas, lapai nukritę, tos vilties mums labai reikia. Ir šiandien studijoje mes turim svečią, Aldoną Kerpytę. Ir su tavim, Aldute, mes pradedam naują ciklą šitų mūsų laidų. Prieš tai kalbėjom, vienoje dalyje buvo apie ekologiją, apie Šventojo Pranciškaus tą žvilgsnį į gamtą, į kūrinyje. Po to kalbėjom apie religinės ir tikėjimo temas, ar tikėjimas iš vis turi dar šansą šitoje visuomenėje ir šitam pasaulyje, ar neišėjęs iš mados ir panašiai. Kalbinam įvairių įdomių žmonių. O dabar su tavim pradedam savanorystės temą. Tai va ta tema, mes prieš laidą taip pat išnektelėjom, tai mes greičiausiai turbūt kalbinsim vieną kitą, nes iš tikrųjų tai yra tema, kuri, sakyčiau, kiekvienam žmogui aktuali. Ir mes sukurti Dievo tam, kad tą pasaulį mes mylėtume, jį globotume, jį prižiūrėtume, jį valdytume. Tai yra Dievo pašaukimas mums, ar ne, kurti, kūrybą. Ir ta kūryba, jinai eina iš širdies, jinai yra, aš tikrai galvoju, sakyčiau, savanoriškas reikalas, arba sutinki, arba ne, kurti pasaulį gėrį, tą bendrąjį gėrį. Tai va, Aldute, tu esi, mes esam seniai pažįstamas, tai galim sakyti taip, čia nežiūrint kažkokių oficialių laidos formatų. Ir mes esam Šventojo Pranciškaus Asyžiečio onkologinio centro patalpose. Šita studija Vilties miesto yra ir broliai pranciškonai ją yra, kiek aš žinau, ir įkūrę po šito stogu nuostabiu. Ir tu čia esi, kaip sakyt, norėčiau sakyti, pagrindinė savanorė. Direktorė. Buvusi savanorė daug metų, visuomeniniais pagrindais dirbusi, o dabar jau už atlyginimą dirbanti, nes jau savanorystės nebeužtenka tokiam darbui, bet turėjusi ir turinti savanorystės patirties. Man čia būtų labai smagu pasakyti, kad mąstydami apie savanorystę, turėtume galbūt irgi suprasti, kad savanoriauti reiškia ateiti ir padėti savo noru. Savo noru. Neatlygintinai. Tai jeigu taip žvelgsime į šventąjį raštą, į istoriją, tai galime Jėzų Kristų laikyti savanorystės mokytojų arba pirmojų savanorių. Taigi jis irgi neatlygintinai žmonių gelbėti, gydyti, padėti, maitinti, guosti. Tai mes turime nuostabų pavyzdį. Jisai to mokė visus žmonės. Čia nėra tik taip žmogaus sugalvota. Žiūrėkim, kiek daug ten rasim irgi įvairiausių gražių ir gerųjų samariečių pavyzdį. Ir moterų, kurios ėjo patarnauti. Ten tikriausiai yra šaknis. Aš bent jau savo imu pavyzdį va tokį iš Biblijos, kur savanorystė yra tokia parodoma tikrai neatlygintina. Tai nėra tik savęs išraiška ar savo kažkokios patirties kaupimas, bet noras padėti žmogui. Širdžiai padėti žmogui. Noras padėti žmogui, turint meilės, turint atjautos ir supratimo. Tu tą dabar užstrigo tą žodį, turint meilės.
žinai, kokia dar man mintis atėjo, va, tu dabar apie Jėzų Kristų kalbi, kaip tą savanorio didįjį pavyzdį didžiosios raidės, nu, jis tai netiki mirties, nes savo noru už mus kentėjo ir mirė. Ir po to išgelbėjo mus iš viso to, ne, tos tamsos blogio, čia atskira tema. Bet aš pagalvoju, žinai ką, kad man atėjo į mintį katekizmo, katalikų bažnyčios katekizmo, ten pačiai pradžioj yra apie Dievą, apie sukūrimą, ne, kūrinyje, kad Dievas iš grynos meilės, laisvų savo valios sprendimu, sukuria pasaulį. Jam irgi, ta prasme, nu, rūpi. Mūsų jam taip realiai, tai Dievui nereikėjo. Jis pats savyje laimingas, jis yra Dievas, jam nereikia nieko papildomo jo laimė, jo gėriui ir visam tam grožiui, ir kas jis yra. Bet jisai, iš grynos meilės, man labai patinka tas katekizmo žodis, iš grynos meilės, laisvus savo valios nutarimo, jisai kuria. Tai vat, irgi kažkaip žvelgiant taip vat, plačiai, ne, į tą savanorystės temą, tai realiai, jeigu žmogus iš grynos meilės, laisvų savo valios nutarimo eina kurti gėrį pasaulyje, ne, tą bendrąjį gėrį, nelaukdamas atlygio, tai yra, tu esi Dievo atvaizdas tokiam atveju, ne? Manau, kad čia tokia tikroji, gilioji savanorystės esmė. Nuostabu. Labai ačiū vat, už tai, kad tu tą iškart nuo laidos pradžios, tą žvilgsnį nustatei mum. O gal tu gali prisimint, nu, mes gal dar vat, pakalbėkim apie tą vat, onkologijos centrą, kuris iš tikrųjų, kiek aš žinau, aš dar neturėjau reikalų čia, ta prasme, kai ateina čia žmonės pagalbos, ačiū Dievui. Bet gal tu gali prisimint tą pirminę mintį, pirminę idėją, pasidalint, kaip šis centras įsikūrė, nes tai tikrai be galo svarbus ir labai daug padedantis žmonėms sergantiems onkologinę ligą. Iš visos Lietuvos žmonės čia važiuoja ir aš irgi turiu pažįstamų atvykstančių čia pagalbos. Tai gal tu tą pirminę savanorystės troškimo mintį, idėją šioje. O aš paskui norės dar paklausti biškį atgal istorijos. Prisimindama tą tokį tikrai jau ilgą kelią, beveik 20 metų, 2025 metais Švento Pranciškaus onkologijos centras švęs savo 20-metį nuo įsiforminimo, nuo įsikūrimo. Bet bendruomenė Vilties piligrimų, onkologinių ligonių ir jų artimųjų gyvuoja jau 23 metus, jau žengėme į kitą. Jau dar ir 24 metus, daug Dieve mums visiems sveikatos ir tos tarnystės. Tai nuo ko prasidėjo? 2000 metais aš kaip pati pirmą kartą susirgau. Man reikėjo pagalbos, supratimo, žinojimo, kaip gyvena žmonės su vėžio liga. Man nereikėjo žinot, kiek miršta, man norėjusi žinot, kiek gyvena žmonės ir kaip gyvena ir kur man rasti tokių, kurie gali pasidalinti savo gyvenimo su vėžiu patirtim. Ne mirties, bet gyvenimo. Ir kadangi aš tokia buvusi darboholikė, tada, kaip voverė iš to užsukto rato iškritau, tai ir galvojau, kad jau greit mirsiu ir niekada daugiau neteks taip labai daug dirbti arba lėkti tik tai per tą gyvenimą, nebematant nieko. Rūpėjo sutikti tokius žmonės. Bet kažkaip tada nieko nebuvo, aš klausiau gydytojų savo, gal yra kokia nors grupelė, sakau, gal yra tokių moterų. Buvo, sako, tokius kelias moteris, kurios norėjo kurti tokį, sako, savanorių būrelius, tokius, savipagalbos tokios. Bet abi mirė, sako, jeigu nori kurk pati. Aš sakau, kaip aš pati? Aš daugiau gyvenimo nieko nekursiu, nes aš jau mirštu, man jau gyvenimo kaip ir nėra vilties. Ir toliau gydžiausi sunkiom chemoterapijom ir kaip ir nuleidau sparnus. Ką aš toks jau bejėgis žmogus galiu padaryti?
Tik tai per paskutinę 6 chemoterapiją mane kažkas judina už pečių ir sako, klausyk, girdėjom, kad tu nori, sako, kurti čia tokią organizaciją. Žiūri, stovi 2 moteris prie mano lovos ir sako, organizuok. Aš galvoju, ką aš mirštu, kas jūs tokios, ką aš galiu organizuoti. Bet su jom tai buvo miela pasiklausyti, pasikalbėti, pasiklausyti vienų kitų. Ir aš paskui sakau, gerai, leiskit man atsigauti, susitiksim. Tai kai susitikome, ir nebeišsiskyrėme. Ir čia tokia mūsų tos mažos savanorystės pradžia buvo. Ir ligoninėje teko palatoj matyti, beviltiškas tas moteris, kurios neturi galbūt artimųjų supratimo, neturėjo palaikymo. Kai moteris ten yra gal visai arti mirties, o ateina koks piktas vyras ir sako, ko tu čia guli, eik namo, išvirk man valgyti. Kai kažkas vėl nenori nieko suprast, man tai pasidarė liūdna ir baisu, kad man kažkokie išsitarė tokie žodžiai, kad Dieve, jeigu tu laikytum mane gyvą, galėčiau rūpintis tokiais žmonėmis, nes turėjau supratimo apie tai nieko, nei apie kokį savanorystę. Dar 2000 metais nelabai tas buvo aišku. Bet Dievas kažkaip ėmė vesti. Galbūt ir įdėjau tą troškimą. Ir mes pradėjom susitikinėti. 5 moteris, 6 moteris, mums ligoninė buvo išskyrus kambariuką. Ir tokios visos su aukštom vėžio stadijom. Vienai ten 2 mėnesiai buvo likę gyvent, išgyveno net 16 metų. Tai aš noriu pasakyti, kad mums tas toks noras rūpintis vieni kitais, mums įkvėpė viltį. Įkvėpė viltį gyventi. Įkvėpė viltį gyventi prasmingai savo likusias dienas. Kad nenugyventi kažkaip tuščiai, nieko po savęs nepaliekant. O ką labiausiai gali palikti? Turtą visi palieka. Visus daiktus visi palieka, ten neišsineši. Bet iš tikrųjų jau gali palikti gerus prisiminimus, gerus kažkokius darbus, kad aš ir Dievo klausiau, sakau, Dieve, kam tu dabar mane čia turi toj žemėje laikyti, kam aš šito reikalinga? Čia ir savo užduodi tokį klausimą. Kai atsistoji ties tam tikrą gyvenimo ribą, man buvo 39 metai. 39? Taip, kai aš uždaviau tą klausimą. O tada jau tu ligoje buvai? Taip. 39? Taip. Pirmą kartą, paskui dar sekė, dar 2 kartai. Tai ir kažkaip tenais pasikeitė gyvenimo supratimas, jo prasmė, tikslas. Ir čia mes pradėjom tikrai susitikinėti. Mes nežinojom, ką mes savanoriaujam. Bet iš tiesų tai ir buvo savanorystė. Viena kitai. Viena kitai. Ir mes pradėjom burtis ir kviesti kitus žmonės. Mes sukūrėm moterų tokią daugiau organizaciją. Ir žiūrim, kad mums yra labai gera. Ten nusiramina, ten pradžiunga. Ten mes vieni kitų išklausom. Tas toks supratimas, gali išsiverkti, galim džiaugtis. Dar galvojam, ką dar nuveikti. Žiūri, dar kažkas pareina, atvažiuoja. Paskui mes netilpom ligoninės kambarėlį, išsikraustėm į Kretingą, kadangi aš ten gyvenu. Ir pas seseris pranciškonės pradėjom rinktis į maldos grupę. Kadangi girdėti ištisai paskaitas apie vaistus, apie ten kokį chemoterapijos poveikius, šito reikia tai pradžiai, kad kol gydaisi šitos informacijos. Kaip valdyti ligą. Bet paskui vilčiai stiprinti jau reikėjo kažko stipresnio, daugiau. Ir mes pasukom tokios dvasinės pagalbos keliu. O ten jau išsprogo ta organizacija iš kelių moterėlių, jau į 30, į 40. Ir per kiek laiko tas va toks? Per porą metų. Mes kai šventėm 3 metų jubiliejų dar kažkaip ligoniniai, kai mumis sveikindamas gydytojas paminėjo, kad
medicina sparčiai žingsniais žengia į priekį ir kad po 15 metų bus žymiai geriau, o visus sėdėjom su 4. ir 3. stadija vėžio. Aš tai pasiklausiau, sakau, nu ką, gerai, palauksim, kol pasikeis medicina. Bet per tą laiką mes atsidarėm ir savo centrą. Mes nesam jokia alternatyva ligoninė ir kam nors, mes kaip tik esam tie, kurie galim dar labiau pastiprinti žmogaus norą gyventi, turėti viltį, padėti pačiam savo, nes jis jau ateina pasisemti mūsų patirties. Ir čia visos moteris, kurios atėjo, paskui jau ir vyrai pradėjo ateiti, tapome tokiais savanoriais, kurie net apie tai nemąstydami tarnavom vieni kitiems. Nes jūs tą dalyką puikiai žinot, tai yra jūsų, jau kaip sakyti, čia gal toks paradoksalu taip sakyti, kad liga tapo tavo natūralia būsena, ar kaip čia pasakyti, patirtimi. Gyvenimo būdu jau viskom. Gyvenimo būdu ir taip tarsi natūraliai vyksta, kaip tėvai, tarkim, vaikus natūraliai auklė ir augina, taip vat jūs natūraliai jau savimi tiesiog galit padėti ateinantiems pagalbos žmonėms. Taip. Ir važiuodavo į Kretingos pranciškonų vienuolyną žmonės ir iš visos Lietuvos. Ir mes matėm, kad mums tai yra labai gera. Ir gal ir sunku patikėti, bet tikrai tai buvo, kad pirmus 5-6 metus nei vienas iš mūsų nemirė, su kokia bebūtų stadija buvęs. Pirmoji mirtis buvo tokia skaudi labai. Ir atrodo, kad čia liktai ir visiems tas bus, bet iš tos pirmosios kompanijos prieš 23 metus mūsų dar yra gyvų. Dar yra. Bet tas kiekvienas žmogus mokėjo jau kažkaip priimti ir tai, kas gali atsitikti, tą viltį keisti iš tos žemiškos į tą anapusinę, į amžinąją. Ir kai mirdavo, mes jau nepasimesdavom, kad ir mūsų laukia ta mirtis toj pat nuo ligos. Gali mirti ne nuo ligos ir apskritai apie tą mirtį. Verta pagalvoti visiems, nes jos neišvengsi. Tai yra vienintelė garantija gyvenime, kad mirsime. Bet ji nepasidarė mums baisi, jau nebetapo tokia baisi. Žmonės pasiruošdavo ir paruošdavo savo artimuosius tokiam įvykiui gyvenime. Nes mes žinojom, pas ką išeinam. Ir iš tikrųjų dabar man tokia mintis ateina, kad mes, žinai, atrodo visuomenė iš tikrųjų yra labai daug visokių ten savipagalbos grupių, visokių dabar iš vis labai populiarų, ten tie gyvenimo treneriai, kaip gyventi, viskas čia kaip gyventi, atrodo ir sveikata rūpintis, ar ne, toks net sveikatos kultas, maisto kultas, ten visko yra, kad tik mes būtume geresni, gražesni, stipresni, ne, ir tarsi va, tas sritis amžinybės, ar ne, va, kas po to sveiko gražaus, stipraus gyvenimo, ne, ir kaip mes, vėlinės nesnei buvo, ar ne, ta anapusybė, tas amžinas gyvenimas, jis kartais taip užsimiršta, ne, apie jį nesinori galvoti. Ir man tokia, štai mintis atėjo, kad jūs šitam centre ir jūsų ta visa patirtis bendruomenės, tarsi savanorystė padėti žmonėms pasiruošti iškeliavimai. Kas nebūtinai, tai turi būti jau senolio reikalas, ne, tai gali būti 39 metai tau, ar ne, ir jau tu turi pradėti mąstyti apie tai. Ir toks klausimas iškilo, štai žmonės ateina pagalbos, ne, ateina patys, bet yra žmonių, kurie taip, jiems sunku apie tai mąstyti ir jie taip į tą galbūt liūdesį, neviltį ir patys neateina. Galbūt yra jiems lengviau būti toj neviltyje, sunkume, kaip padėti, nes, kaip tu sakai, kai yra viltis, jūs surėmėt pečius ir einat. Ką daryti, kaip padėti, nes yra, žinau, žmonių, kurie yra ligoje ir jiems be galo sunku. Ir atrodo, ta viltis nyksta su kiekvienu žingsneliu į priekį ir visa terapija, ką daryti, kaip jūs tą patiriat? Ar jūs einat į ligoninę žmonių kviesti, ar pamatot tokius sunkesnius? Mes skelbiam, kad esam tokie.
Mes mokėmės irgi paskui tos savanorystės ir Didžiojoje Britanijoje, geruose centruose, kur tikrai buvom šiaip ir nustebinti, kad neturi pulti prie žmogaus su patarimais ir pulti jo gelbėti, jeigu jis to nenori. Rašytojas Solženicinas irgi sirgo vėžiu ir jisai rašė, kad kai susirgi vėžiu, tarsi įkrenti šulinį. Ir aišku, šitam šulinį atsidūrė žmogus, ką jisai tamsoje atsidūrė, liūdė. Bet tas, kuris ieško tos vilties, jisai kelia galvą į viršų ir mato šviesą. Ir šaukėsi, ir prie to šulinio ateina kiti, ir paduoda ranką. Jeigu tu jau nieko, gali ten jam sieti tas rankas, bet jeigu jis nenori išlipti iš to šulinio, ką padarysi? Nes padėti gali tik tiems, kurie nori pagalbos. Nes beviltiška tada traukti tą žmogų, jeigu jisai net ištrauktas, jisai nieko nebenorės. Jisai, pasakyčiau, miršta anksčiau tos fizinės mirties. Jeigu jau jis yra tiesiog toks žmonių miršta dvasiškai žymiai anksčiau, negu kad fiziškai ir pats nusprendžia, kad nebėra šansų ir nebereikia. Bet mes turėjom tokių susitikimų gražių, kai žmonės atnešdavo kartais ant rankų. Tiesiog apsistodavo žmonės pas mus nakvynėje, kai gydėsi Klaipėdos ligoninėje. Pas jis yra galimybė apsistoti. Ir kurie atsigaudavo, kai pakalbėdavom apie tą dvasinę stiprybę, apie dvasinius šaltinius, apie viltį, kuri be dvasinės tos gilumos, pažinimo dvasinio jinai neturi ką remtis. Nes į ką atsiremsi, vien tik į vaistus kartais jie jau nepadeda arba kažkas tokio yra ir tu neturi ką remtis, o dvasinė ta pagalba, kaip pasiūloma, yra tas ramstis. Ir tokių dalykų įvykę, norėčiau pasidalinti vienu tokiu įvykiu, kai pas mus atvežė iš kito visai rajono Lietuvos pusės moterį, kuri vos ant kojų stovėjo. Ir tikrai jai artėjo mirtis. Ir vyras, sako, labai liūdime, nes jin per gyvenimą niekaip neįtikėjo Dievu, sako. Jau kai jinai mirs, mes jau žinome, nes tikrai nėra šansų pasveikti fiziškai. Bet sako, labai gaila, kad jin iš šio pasaulio išeis nepažinusi Dievo. Bet praėjom viską, sako. Visi bandė padėti, neįtiki nors tu ką. Ir nori pati, bet neįtiki. Ir mes pasilikom ją, žodžiu, o vakare, kadangi pas mus, mūsų centre yra dar ir pranciškonų pasauliečių brolyje, Šventos Magdalietės, tai rinkdavomės ir renkamės vakarais pasimelsti mūsų centre. Ir mes ją pakvietėm į maldą. Skaitėm šventą raštą, meldėmės rožinį ir jin išbuvo tą visą laiką. Ir kai mes jau baigėme viską, jin sušuko. Pagaliau ir Dievas ir mane surado. Čia Dievas ją turėjo surasti. Ir mes taip nustebom, galvom, sakom, kuris čia švento rašto žodis. Kaip čia tau ta malda, kas čia įvyko, kur čia tas stebuklas? Ne, sako, ne dabar. Kai aš ėjau į onkologijos centrą ir jūs mane apsikabinote. Kas apsikabino, mes dabar nežinom. Šitas iš mūsų atminties ištrinta, nes mes iki karantino apkabindavom žmonės. Dabar jau turim saugoti kitus ir patys saugotis. Ir įvyko tas atsivertimas ir jinai surado Dievą, grįžo namo, paskui gavom laišką, kad miela sesė, žmona, draugė mirė, bet dėkojam jums už tą laiką praleistą su ją, nes išėjau rami ir mes palikom ramus. Tai toks čia kas darbas, čia tiesiog Dievo veikimas per tą dvasinį lygmenį, kai iš tos kad ta mirtis netapo tragiška. Tai mūsų bendruomenė vadinasi Vilties piligrimai. Bendruomenė, į kurią renkasi onkologijos centrą lankantys žmonės arba jau pasveikę kartą mėnesį. Mes švenčiame mišias, paskui grįžtame į centrą ir kalbamės, išklausom naujų patirčių žmonių, kurie ateina pažiūrėti tuos,
kurie gyvena ilgai su ta liga. Tai yra labai svarbus liudijimas. Taip, iš karto jiems Ir čia viltis tarsi. Taip, turim agapę, kalbamės, meldžiamės, giedame, išklausom visų istorijas. Ir tos bendruomenės, vilties piligrimai, toks yra tikslas, atsiprašau, priminti žmonėms, kad esame mirtingi, Taip. bet pašaukti nemirtingumui, amžinybei. Taip. Ir šitas gyvenimas irgi yra skirtas, čia pasakysiu žymaus Lietuvos psichoterapeuto Alekseičiko žodžiais, šis gyvenimas skirtas tam, kad įaugtume į amžinybę. Mes turim mokytis. Mes tokie kaip žiupliukai liekam iki pat savo senatvės, gal joje truputėlį subręstam, kad jau mažėja jėgos ir suprantam, kad reikės atsisveikinti su šiuo pasauliu. Bet turime įaugti amžinybę ir turime tam subręsti. Mes turime brandinti save kaip žmonės per visą savo gyvenimą, tam įvykiui, nuo kurio niekas nepabėgs. Taip. Ir tada darosi kažkaip prasminga gyventi. Ir dar toks gražus liudijimas 2 moterų, kurios žinojo, kad jau mirs ir greitai, bet kaip tik taip teko, kad iš bendruomenės jos kartu nuvažiavo į Santariškių ligoninę, ten dar pratęsti kažkokio gydymą. Ir abi pateko į vieną skyrių, į vieną palatą. Ir man skambina. Sako, Aldutė, mes čia dabar, sako, vaikštom po ligoninę, po koridorių su vilties bėgimo marškinėliais. Ir sako, ką darom? Guodžiam kitas ligonis, kvepiam viltį, stiprinam viltį. Ir sako, į vieną palatą užėjom, tai joms ten, sako, ką tik diagnozuota, jos išsigandusios, jos bijo, jos ten tęsia savanorystę bendruomenės. Ir sako, ateina gydytojas ir sako, dar į tą palatą nueikit. Ir sako, tu man pasakyk, tu mums pasakyk, o koks skirtumas tarp mūsų, jų ir mūsų, kurio žinom, kad greit mes keliausim į amžinybę. Mes, sako, nebijom. Ir dar, sako, pagalvojom, kad mes esam naujai įsiprasminę žmonės. Šitoj bendruomeniai mes visiškai, galima sakyti, atsivertėm, supratom ir įprasminom naujai savo gyvenimą. Kai sudėlioji visus prioritetus, kažkada aš dar nesirgau. Ir turėjau tokį seminarą Vilniuje, dalyvavau jame ir ten buvo atvažiavęs Britės, vadovės, ir ten vadovėm buvo tokie kursai. Ir jos Nes tu tuo metu buvai vadovė Kretingos bibliotekoje. Taip, taip, labai tada buvo pats tas amžius, siekti karjeros, mokytis vadovavimo. Ir jos liepė surašyti gyvenimo prioritetus į lapą. Nu, čia visus, aišku, ten kvalifikacijos, ten pasiekimai, ten kažkokie verslo planai ir dar kažkas ten toliau viskas guli į lapą. O antras klausimas jų buvo toks. O dabar, sako, vat moteris, supraskite, kad, sako, jums įsivaizduokite, kad liko jums gyventi tik 3 mėnesiai. Dabar, sako, surašykite prioritetus. Iš naujo. Ir viskas apsivertė. Labai daugam. Labai daugam. Man tame skaičiuje taip pat. Nes jau nebebūdavo laiko nei pietus pavalgyti, nei ką, nes toks aktyvumas to darbo ir taip buvo, kadangi jau laisvė, gali jau daryti, ką nori, ta kūryba įtraukia, taip gera, bet tik tiek, kad tu tampi, netgi sėkmingai dirbant, tu tampi tarsi funkcija gyvenime, nebe žmogumi. Ir ta prasmė tarsi, ne, ta tikroji gyvenimo prasmė ir žvilgsnis į tą amžinybę kažkur jinai išgaruoja. Atrodo, tu tampi svarbiausias, o ne tai, kas tavo tikroji gyvenimo prasmė ir tikslas. Tai dėkui labai už tas nuostabias istorijas, tos liudijimus tavo pažįstamų ir tų sergančių žmonių ir jūsų savanorių. Dėl mūsų klausytojų ir žiūrovų noriu priminti, kad mes dabar esame Vilties miesto studijoje ir tęsime mūsų susitikimų ir viltingų pokalbių ciklą Viltis stipresnė, gyvoji miesto kronika.
ir tęsime tą susitikimą, mūsų radio klausytojai ir mūsų žiūrovai. Kalbame su Klaipėdos Šventojo Pranciškaus onkologijos centro direktore Aldona Kerpytė ir mūsų tema šiandien pirmas susitikimas, pirmas pokalbis apie savanorystę. Ir noriu sugrįžti, Aldute, kai tu pasakoji apie jūsų centro savanorystę ir tą pagalbą žmonėms, tai tu paminėjai tokius žodžius dvasinė pagalba, kai vaistai atrodo jau nelabai bepadeda ir žmogus tikrai jam yra sunku ir pasakoja tą gražią istoriją apie moterį, kuri pagaliau atrado Dievą pas jus prieš pat savo iškeliavimą pas viešpatį. Tai aš norėčiau paklausti tokį klausimą. Gal tu galėtum įvardinti, kaip vyksta ta dvasinė pagalba? Vat tą pavyzdį, kurį tu sakei, jūs apsikabinote tą moterį, kai ji įžengė į jūsų centrą. Ir tai jai buvo tas pagaliau. Nors visą gyvenimą jos šeima ir draugai nesugebėjo jai Dievą paskelbti Evangelijos, atvesti prie tikėjimo. Ir tas jūsų savanorio žmogaus apsikabinimas buvo tas pagaliau ir ji galėjo ramiai iškeliauti. Tai o kokie kiti būdai tos dvasinės pagalbos konkrečiai jūsų centre? Ir kas tą daro? Ar tai daro savanoriai, dirbantis savanoriaujantys, ar yra darbuotojai? Aš žinau, kad apsodino jūsų centrą levandomis, tai toksai levandas spa iš Kretingos savanoriškai. Moteris ten ir Jolanta levandos spa savininkė, jinai ten tas levandas augina ir jos visos važiavo čia sodinti. Tai bet tai čia tokia aplinka, o viduje. Papasakok, prašau. Aš galvoju, kad viskas kalba apie tą dvasinę pagalbą. Nuo visos aplinkos viskas prasideda. Kur tu patenki, kaip tu atsipalaiduoji, kaip tu ir darbuotojai, ir savanoriai. Visi tam. Čia neprieisi, nepasakys, aš savanoris, aš jums dabar paauginsiu dvasiškai. Ne. Ta šiluma, meilė ir elgesys. Bendrystė, tavo dėmesys žmogui. Kad jis nėra tik tai koks nors, klientas, atėjo, ten pasidėjo, palaukė savo priėmimo ir taip toliau. Stengiamės susidraugauti. Čia kiek žmogus iš pradžių prisileidžia. Čia yra tai, kad ne tu turi tempti tą žmogų ten, kur tu esi. Bet būti šalia jo ir jo žingsneliais, tiek kiek jis pajėgia, rodyti tą kryptį į tą viltį, į pagal jo supratimą. Čia neatskaitysi nei paskaitos kažkokios, nei tu įdėksi tikėjimo, nes čia ne ideologija kokia. Tai tiek, kiek tas žmogus, aš kaip sakau, kaip tarsi maitintum, tiek, kiek jis įsižioja, tiek, kiek jam skanu, kiek jis ten pajėgia tą priimti ir būti, svarbiausia yra šalia jo. Tai visur yra pagarba žmogui, išklausimas, supratimas ir tas toks irgi elgesio švelnumas. Ir kantrybė, aišku, dėl to, kad žmonės būna ir pikti dėl skausmo patiriamo, dėl išsekimo. Taip nėra lengva, kadangi ir tu esi tuose batuose tos ligos. O žmonės jau atėjo kiti ir nežino, kiti, kaip kokioj įstaigoje pradeda ko nors reikalauti. Bet čia ir reikia, kad užtektų tos meilės ir tos šilumos, gražiai išklausyti ir atsiprašyti ir ką, jeigu nesuprato. Po to matom, kaip ir keičiasi patys žmonės, kaip tampa visai kitokia elgesį ir patys ateina ne kažkur į turgų, kad ten su kažko pasibartų, bet kad ir kultūrėtų ir pažintų tą dvasinį pasaulį. Ir trunka tai kartais taip ir labai greitai, bet dažniausiai tai yra procesas. Nes žmogus, jam kažkas apsikabino ir jam čia buvo dvasinė pagalba. Ne? Kažkas galva paglosto nugarą, ten daro masažą, tą tokį lengvą atpalaiduojamai ir bus kažkas pirmą kartą gyvenime ant tos masažo lovytės atsigulęs ir jam ta šiluma, tas prisilietimas irgi kalbės apie Dievo meilę.
tai yra dalintis meilę, o čia pagrindinis dalykas. Ir tiek, kiek tu turi, kiek tu atėjai atiduoti. Jeigu tu čia atėjai pasiimti, žinoma, ir savanoris gauna. Ir tą ačiū, ir tą šypseną, jeigu ateini su meilė ir tas yra noras tikrai padėti tam žmogui, tai abipusiai mainai yra neišvengiami. Taip, ta gyvybė tokia tarsi, jinai dalinasi vienam iš kito. O žinau, kad atvažiuoja masažistės, ar anksčiau atvažiuodavo savanoriškai, ne iš tos pačios Spalio Vandą, įdomu, ar bet atvažiuoja ir savanoriškai ir toliau. Savanoriškai toliau. Tai yra nuostabu, kai pagalvoju, kaip jūsų centras, irgi štai tokia mintis, kartais žmonės sako, ne, aš neturiu laiko savanorystėj, kad, aš pakankamai turiu savo darbų ir savo reikalų, ir neapsimoka šiaip. Tai man kas, tuo metu, kai tos moterys iš Kretingos Spalio Vandą pradėjo važinėti į onkologijos centrą savanoriaut, aš irgi buvau ten to jų aplinkoj, to spa trupučiuką dirbau registratūrai. Ir aš mačiau tą moterų užsidegimą, kai jos tarsi jūsų centras, ir konkrečiai tu, Aldute, tavo asmuo, tarsi tas, aš čia taip įvardinsiu, savanorystės virusas, gerąja prasme, ar ne, jis yra gerąja prasme taip gražiai užkrečiamas, nes tu matai, vienas savanoriauja ir jis tame laimingas ir jisai gauna dovaną, iš Dievo gauna tą pripildymą, tą pamatai, kai kuri bendrai gėrį. Ir tada nori to daryti, kartais taip sunku ir tavo pastangų reikalauja. Tai aš norėjau paklausti, kiek jūs turite centre štai tokių savanorių, kurie jums padeda įvairiose sritise? Tų sričių yra labai daug, tokių ir pastovių, ir nepastovių. Tai yra vieni, kurie ūkyje padeda ten ir turim ilgametį savanorį Vaidą, kuris visada mūsų mikroautobusiukų pasirūpina, ten technikiniam paruošia ir nuveža ir sutvarko. Ir kurie prie to ūkio kažkas ten žiemą nukasa kelius įeiti nuo sniego į centrą, tokių visokių, kas elektrą sutvarko, kas dar ką nors ten suremontuoja, prikala, tai kas gali, ieškai tarp tų pačių mūsų žmonių, tarp draugų, tarp pažįstamų. Yra žmonės, kurie įsipareigoja. Mes iš tikrųjų į savanorystę priimam labai atidžiai. Ir čia nėra tokia vieta, kur galėtų kažkas eksperimentuoti. Aš ateisiu, čia dabar atsisėsiu su ligoniu ir pradėsiu. Jau mes negalim žmonėms atėjusiems tokio jautrioj būsenoj neparuoštų žmonių pasodinti. Irgi daugiau turim ir tų specialistų, kurie mums reikia, kad su savo profesiniam žiniom ateitų, kaip ir psichologas, psichoterapeutas. Masažuotojas. Jo, čia ne bet kas gali. Kad žmogus mumis pasitikėtų ir kad mes jam nepakenktume. Yra tų savanorystės ryčių kažkur galbūt gėles laistyti, galbūt sodinti, galbūt, kaip ir vienuolyną ateina, rožių tvarkyti, visi gali prisijungti. Bet ten, kur jau yra pati žmogaus ta esmė, jo trapumas, jo siela, jau čia bet kas negali išbandyti savo, net į praktiką studentų nepriimam, kadangi tai yra mūsų atsakomybės jau tokios ribos. To mus mokė toj Didžioji Britanijoje, kaip atsirinkti, kokius atsakomybės ir konfidencialumas. Ir ne kiekvienas savanoris tai gali ištverti. Daug čia savanoriauja mūsų pačių ligonių, bet jie gali tapti savanoriais tik praėjus 2 metam po gydymo. Ir tai čia turi pažiūrėti, nes kad neateitų savo tikslais, kad nors ten propaguoti, kokį gydymo būdą, ar dar ką nors, ar kokius ten papildus. Labai sąžininga turi būti taip tikra. Ir mes ruošiam savo savanorius pačiai pradžiai, kol atsidarė centras, ilgą tokią programą pagal tą Didžiąją Britaniją turėjom. Ir iš tų irgi nedaug kas liko, kadangi tas pirmas susidūrimas su žmogum, su jo ašarom, su jo kančia, juos tiesiog, neteko jie pusiausvyrus. Aš žinau, kaip mama, kuri netekusi vaiko buvo, aš jau galiu pasikalbėti su kita mama.
Reikėjo tik tai joms vieną į kitą pažiūrėti, kaip abi pratrūko verkti ir puolė į skirtingas pusės. Nes būtų plyšusius iš skausmo ir visa savanorystė baigėsi. Be abejo, taip. Nes ne kiekvienas gali, kad ir norėtų. Na, o čia turi, kai ten plaukelius ateina nusikirpti, ten irgi einame kitos ir kur guodžiame ir juokiname ir tą, kad čia tik tai laikini dalykai, kad bus geriau. Ir iš tiesų labai gera tiem naujai susirgusiems žmonėms matyti gyvenančius, pasveikusius žmonės arba daug ateina ir tų, kurie, nu, tiesiog trumpai išbūna toj remisijoje, nes ta liga irgi atsikartoja ir ne po vieną kartą. Tai jau turi turėti tokios kantrybės, gali, aišku, su žmogum kartu paverkti, bet tas ašaras reikia kažkaip nušluostyti ir netapti didesniu kokiu kankiniu negu tas žmogus. O tai galbūt aš dabar galvoju, bet štai žmogus, nu, bendrai čia nebūtinai tik jūsų centre, bet kur nors norėdamas savanoriauti. Nu, pavyzdžiui, girdės laidą ir galvos, va, tikrai nieko nesavanoriauju. Nu, tikrai, nu, gyvenu taip gana savanaudiškai, egoistiškai savo ir va, jei norėčiau kur nors savanoriauti. Tai ar tu galėtum tai pasakyti jau po tiek daug metų patirties, kad žmogus galbūt geriausiai galėtų atsiskleisti savanorystės srityje, kuri jam pažįstama, aktuali, va, jam asmeniškai, ar nebūtinai? Nu, va, jūsų tai labai specifiška, aišku, ar ne, kad jau turėtų būti ir profesionalas, ar bent jau, kad ne vien tik, neužtenka turėti vien tik patirtį ligos, ar ne, kad reiktų. Bet kaip tu galėtum apie tai pasakyti? Vat, kaip žmogui, vat, jeigu jis nori pasavanoriauti kur nors, kaip vat, atrast save savanorystėje ir kur jos ieškoti? Iš tiesų tai turėtų labai gerai pagalvoti, ką gali daryti. Dabar savanorystės tų tokių laukų, galimybių, man atrodo, yra žymiai daugiau. Juk yra ir savanorių centrai, į kuriuos gali ateis sužinoti, kur gali savanoriauti. Labai daug savanoriauja jaunimo, moksleivių. Daug žmonių, kurie ten ir baigia kursus ir kažkokius mokymus savanoriauja visokiose telefonų linijose jaunimai, dabar pagyvenusiems žmonėms. Ir aišku, koks jaunas žmogelis, ta prasme mergina ar vaikinas, gal neis į tokią liniją, kur reikia kalbėtis su seneliais. Jis tiesiog gali turėti ir nuostabios patirties, bet retas. Tai jis eis ten, kur kažkas dvelkia tokia jaunystė, kur reikia daug entuzijazmo, jėgos, kažkokios energijos. Tai čia reikia atsižvelgti jo į savo galimybės dar. Tu gali norėti, bet tiesiog nesuprasti arba taip tik ieškoti kaip nuotykio tos savanorystės. Yra tokių, aišku, trumpų savanorysčių, kokiose konferencijose, kokiose sporto renginiuose. Galų gale ir mūsų vilties bėgime. Ilgametėj bendrytoj. Norėjau ir apie tai. Papasakok trupučiuk apie vilties bėgimą. Irgi tai yra. Apie vilties bėgimą čia daugiau jau galėtų kalbėti vilties miesto savanoriai. Bet tik tiek, kad vilties bėgimas jau tokia ilgametė patirtis ir tradicija, kur savanoriai, nu tiesiog buvo irgi jauni. Ir kiti pabaigė vidurinės mokyklas, iškeliavo, užaugo, pakeitė savo ir miestą, bet ateina dar jų kažkokia nauja pamaina ir yra tokių ištikimų, kurie ten buvo tam tikrų kažkokių padalinių vadovai ir tapo veteranais ir kasmet jie ateina į tą tarnystę, kad praeitų vilties bėgimas. Jau turi tos patirties, su kuria jau dalinasi. Ir galbūt ir kitur savanoriauja, bet čia yra toks renginių savanorystė arba Magdalenos naktis, kur vėlgi susirenka nauji savanoriai. Čia savanoriauja daug medicinos darbuotojų. O Magdalenos naktis tai yra labai, patikslink irgi, jau konkrečiai onkologinė liga sergančių. Ne, Magdalenos naktis yra daugiau profilaktikos akcija, kad moteris eitų pasidaryti tyrimus, echoskopiją, ar neserga, sužinoti, ar neserga krūties vėžiu.
Čia yra tokia krūties vėžio profilaktikos akcija. Kaip nuostabu, aš dabar tokia mintis atėjo, štai prasidėjo onkologijos centras jūsų, ne, nuo jūsų, tu 3, ne, tave purto ten lovai, tu kelkis, reikia kurti grupę, ne, pagalbos. Ir taip nuo tokios mažos seklelės atrodo, užaugo jau ir profesionalų centrą. Ir dabar dar toliau plinta Magdalenos naktis, jau gydytojų yra savanorystė. Yra profilaktikai, tai jau, ar ne, atrodo, kas yra savanorystė, ne? Tai yra maža seklelė, kuri gali augti. Ar tu galėtum tą pasakyti? Tai yra noras padaryti gerą darbą, naudingą, prasmingą darbą visuomeniai. Kitam žmogui. Juk mes nebūtumėm pajėgus to patys padaryti, jeigu nebūtų čia gydytoja Agnė Čižauskaitė su visa komanda, kurie irgi palieka tą savo darbą, atkeliauja gydytojai iš visos Lietuvos tą vieną šeštadienį, kad čia sueitų su visom aparatūrom į mūsų centrą ir visą dieną tikrintų žmonės. Truputėlį pasilsėdami, atsigerdami kavos. Nes čia yra iki 300 žmonių patikrinama. Ir atrandamas kartais tas vėžys ir nerandamas, bet jau yra žinia duodama visuomenėje, kad moteris nemiegokit. Kas bent turit kokį tarimą arba esate tam tikrą amžiaus, ateikit pasitikrint, kad paskui būtų lengviau. Na, o tos, kurie bijo ir nieko nedaro, nu kaip tu juos įtikinsi ir kaip įtemsi tą šviesą, paskui, kai jau įkrisi tą šulinį, šauksis. Bet žmogus turi daryti pastangas ir tai yra labai atsakingų žmonių galbūt toks noras eiti tą savanorystę ir daryti tą neapmokamą darbą, kuris tikrai reikalauja daug fizinių jėgų kartais, kai vykstama, tokios akcijos labai. Bet yra ir ta kita, kai galima nueiti galbūt ten į kokią senelių namus aplankyti kažką, būti to pašnekovu, kažką nupirkti atneštą. Yra karitas, yra, daug yra, dabar tikrai yra tų galimybių daug. Daug kas eina kitų gyvūnėlių padėti prižiūrėti. Yra, tik tai tam žmogui turi noras skilt, negalėtų savo laiko. Nebūtina tengi atiduoti kažkiek, kelios valandos per savaitę arba per mėnesį. Bet tu kažkokį turi irgi atsakomybę, rūpestį dėl ko ir tu gali padovanoti savo laiką. Ir tokiu būdu ta šviesa, ar ne, ta Dievo kūrybos, iš grynos meilės, laisvus savo valios nutarimu, ar ne, kiekvienas iš mūsų galim būti to Dievo atvaizdu šitam pasaulyje. To atvaizdu jo rankomis, jo žodžiais, jo kažkokiu tikrai žingsniu. Taip, nes iš tikrųjų dabartinėje aplinkoje ir aš žiūriu ir jaunimas, su jaunimu nemažai tenka būti, daug kas sako, viskas, mums jau viskas, ar ne, ta prasme, žiūrėk, visur tik blogis aplinkui, karai ir suaugusieji nesąmonės daro, kaip čia mums jauniems gyventi, mums jau viskas, ar ne, mūsų kartai mes neturim vilties, tikrai yra, bet jauni žmonės kartais taip aš girdžiu kalbant. Tai aš galvoju, kad mūsų visų tas laisvas valios sprendimas iš meilės, nors po mažą savanorišką darbelį daryti, juk ar ne, gali būti atsvara tiem karam. Gali pakeisti pasaulį. Ir tu tą gali pasakyti. Šįryt perskaičiau tokius gražius popiežiaus Pranciškaus žodžius, kad turi skambėti Evangelija mūsų gyvenime. Jeigu mes nustos skambėti Evangelijos muziką, nebegirdėsime kitų poreikių, kitų skausmų. Nes tada man rūpės tik tai, kaip aš rūpėsiu pats savo. Man gerai ir man vienodai rodo, kaip jums čia, ne? Tada mano viltis yra sudėtos į tą tik tai žemišką gyvenimą, į tą gyvenimą, kur žmogus nemąsto apie transcendenciją. Jis apsibrėžia tik tokiu žemišku fiziniu gyvenimu ir net nenori apie tai galvoti, kad nereikėtų pažinti Dievo, nes pažinus Dievą, tu nebegali gyventi taip, kaip gyvenai. O žmonės dažnai nenori keisti savo gyvenimo ir bijo pažinti Dievą, bijo tikėti, ar tiesiog negeba mąstyti apie tai, bet dargi yra parašyta, kad jeigu žmogus
mato Dievo kūrinijos tą grožį ir kūrybą, kūrinius, jisai geba garbinti kartais tos kūrinius, sudievinti. Bet tai išminties knygoje yra parašyta, kad tai kaipgi jis, matydamas tą grožį ir tos kūrinius, yra toks aklas, kad nemato kūrėjų. Bet jis bijo kūrėjų. Bet kas paskui gaunasi, kai žmonės, reiškia, atmeta tą Dievą, transcendencinį pasaulį, gyvenimą, jisai patenka į egzistencinį vakuumą. O tame vakuume jis neranda gyvenimo prasmės. Ir pasaulis mūsų dabar daugiausiai yra tame egzistencinėme vakuume, toje tuštybėje. Dėl to ir vyksta tie karai, blogėja gyvenimas, o ką tas rodo? Materialinis gyvenimas tarsi yra, pakankamas, bet žmogus kaip žmogus degraduoja. Nes jis eina kariauti, jisai mušasi, jis muša kitą, ane, ir keičia, žudo. Tai ar čia yra žmogaus koks nors branda 21 amžiai? Mes grįžtame į tuos praėjusius laikus, kai žmonės, kaip sakyt, dar nepažino tiek daug. Mes jau dabar tokie civilizuoti, ne? Civilizuoti, bet elgiamės necivilizuotai. Tai Aldute, taip įdomu kalbėti tokių puikių minčių. Duodi mums čia visiems ir žiūrovams, ir klausytojams, ir operatoriui, ir man. Ir tikrai mūsų laida jau eina į pabaigą. Ir pabaigai galbūt aš taip vėlgi iš tos tokios liūdnos, necivilizuotos, ne, karų ir tų mūsų tikrai visuomenės, mūsų civilizacijos, kurie jau daras tokia nelabai civilizuota, ne, iš to žvelgiant. Ir grįžtant į tą savanorystės šviesos ir vilties, ar ne, tą momentą, kur ką mes ir kalbam, tavo tarnystė, tavo darbas ir tavo suburta savanorių komanda, kaip auganti nuostabiai besiplečianti sėkla, žinai, taip į tokį gražų medį augalą. Bet aš atsimenu vieną momentą iš tavo gyvenimo, tikiuosi dabar čia nepastatys tavęs ir nepatogią padėtį. Aš žinau tave kaip labai gerą humoristę. Tu turi tikrai labai gerą humoro jausmą ir tavo šitoj visoje aplinkoje ir tavo, ir onkologinės ligos, ir daug kančios, ir šitų darbų neapsakomai didelių padarytų. Jau žinau, ką Kretingoje tu padarei, tą biblioteką nuostabę naują įkūrei, pastatei, tai čia dovanų dovana, bet ir šviesa. Ir viltis, ne? Tai tu gal su to savo humoru tokiu, kaip tu galėtum mūsų šitą vilties žinutę apie savanorystę, jeigu ateitų kas į mintį su kažkokiu tokiu humoristiniu, tau humoro jausmas, kiek žinau, tau labai padėjo irgi, ne, gyventi ir išlipti ir suburti ir tai, ką tu dabar darai. Pasidalink gal kažkokią įžvalgą, kaip atrasto to šviesos, to humoro dar šalia visų prasmių ir ieškojimo prasmės ir gali. Man būtų liūdna gyventi iš tikrųjų be humoro, nes tai labai atgaivina, tai galų gale gamina vitaminą C. Taip. Tai padeda nesureikšmint ir nesusireikšmint. Aš tikrai nieko viena nedarau, visada yra šalia manęs kažkokia puikių žmonių komanda, broliai, seserys, bendruomenė, darbuotojai dabar jau. Tai šalia jų būni, kažkaip norisi ir juos pralinksmint kartais. Ir kai to džiaugsmo jau gauname vieni iš kitų, tai tikrai darosi džiugu gyventi. Ir to džiaugsmu noris dalintis. Aš gal pabaigai tokį atsitikimą, kurį visiems pasakoju. Kai mūsų visa bendruomenė išvykome į Italiją Švento Pranciškaus keliais. Ir tarp mūsų buvo tokia viena gėlininkė, kuri labai Italijos ten to žydinčiais augalais domėjosi. Ir mes ten keliavome, gyvenom vienuolynuose. Ir atsimenu tą visą grupę irgi tokia pilna džiaugsmo nuo to grožio, nuo tos kūrinijos. Užsukome šalia vienuolynų į kapines. Ir ten nustebame, kokios tos italų kapinės gražios. Ir kiek ten gėlių. Ir ta mūsų Nijolytė ir sako, o pasidarykime čia bendrą nuotrauką.
onkologiniai ligoniai kapinėse. Aš tada taip juokiausi tos kapinėse, bet sakau, tikrai pasidarykim. Jeigu ta bendruomenė mūsų keliaus į amžinybę, tai bent žinosim, iš kur čia mes pareinam, su kokia patirtim. Ir mes taip juokėmės ir aš supratau, kad mes esam visiškai sveiki žmonės. Jau sveiki žmonės. Ir visą laiką kažką pastebėdavom, viens kitą juokindavom. Ir tose mūsų piligriminėse kelionėse visada būna labai daug džiaugsmo ir juoko. Nuostabu, tai tas humoro jausmas, tas humoras ir ateina iš to, kad mes pradedam sugebėti pasijuokti iš savęs. Nesureikšminti, ar ne, savęs, savo to ego, to aš. Taip, ne, taip. Ir savanorystė, ko gero, ir galbūt ir gimsta iš to, ne? Tikriausiai, nes labai egoistiškas žmogus, nemanau, kad galėtų. Jo, ir išeiti iš savęs ir panašėti į tą Dievo veidą, nešti Dievo veidą, tą iš grynos meilės, laisvų savo valios nutarimo. Tai labai ačiū, Aldute, už šitą nuostabų susitikimą, kurį mes irgi galime abi pasijuokti iš savęs, atėjom visai nepasiruošę, bet štai su Dievo pagalba ir su to tokiu šviesa. Kažkaip įveikėm tą valandą ir tikrai džiaugiamės, kad mėly mūsų žiūrovai ir klausytojai mūsų žiūri ir klauso, ir noriu pasakyti, kad šį projektą Viltis stipresnė gyvoji miesto kronika kuria Klaipėdos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio Vilties miestas komanda. Rimantas Navickas, įrašų ir transliacijų režisierius, bei redaktorė Goda Povilaitytė. Projekto partnerė yra Vilties miesto Radio Gama. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Aš Aušra Mizgirienė, esu šių pokalbių moderatorė ir šiandien kalbėjomės su Švento Pranciškaus onkologijos centro Klaipėdoje direktorė Aldona Kerpytė apie savanorystę, nuo kurios Aldutė ir pradėjo visą savo nuostabią veiklą. Ačiū tau labai už susitikimą. Prašau. Buvo tikrai gera. Sudiev. Viltis stipresnė.